Sveiki sugrįžę mokiniai. Pačią pirmąją pamoką pažindinome su programavimo koncepcija ir apžvelgėme MakeCode platformą. Tikiu, kad nieko nelaukę išbandėte bent kelias MakeCode funkcijas patys ir sukūrėte įdomias pasikartojančias arba besikeičiančias veiksmų sekas su blokeliais. Įdiegę šias programas į Microbit kompiuteriuką galėjote pamatyti, kaip iš pažiūros paprastas įrenginys atgyja ir tampa paklusnus jūsų komandoms. Kaip jau minėjau, o jūs greičiausiai ir žinote, programavimo pasaulyje panašiai kaip ir mūsiškiame yra daug skirtingų kalbų, tik jos reikalingos tam, kad susikalbėtume su kompiuteriais ir galėtume jų techninį potencialą panaudoti įvairiose srityse. Viena iš populiariausių programavimo kalbų yra JavaScript. Ši kalba yra universali, nes gali būti naudojama tiek kuriant paprastus svetainės elementus, tiek sudėtingas internetinės aplikacijas ar žaidimus. JavaScript leidžia svetainėms būti dinamiškoms ir reaguoti į vartotojo veiksmus. Pavyzdžiui, jeigu internetinė svetainė yra namas, o sienos, langai ir durys statybinės medžiagos, tai JavaScript yra tarsi elektros instaliacija, kuri leidžia namui veikti. Ji įjungia šviesas, valdo duris bei reguliuoja muziką. Taigi svetainėse JavaScript įgalina įvairius funkcionalumus. Pavyzdžiui, kai vartotojas paspaudžia Facebook platformoje mygtuką patinka, JavaScript siunčia informaciją serveriui. JavaScript taip pat leidžia svetainėse esančioms animacijoms judėti ir keistis. O kur dar interaktyvūs žaidimai, kuriuose galima pamatyti daug skirtingų veiksmų? Nuo judančių personažų iki taškų skaičiavimo. Visi jie yra JavaScript darbas. Nors praeitą pamoką kompiuterio ekrane stumdyti blokeliai nėra oficiali programavimo kalba, tačiau puikiai perteikia programavimo principą. Jau pastebėjote, kad kiekvienas blokelis atlieka specifinę funkciją. Pavyzdžiui, judina robotą į priekį, pasuka į kairę ar dešinę. Panašiai veikia ir JavaScript. Tačiau čia vietoj blokelių yra tekstiniai kodai, kurie kompiuteriui praneša apie skirtingas komandas. MakeCode platformoje su JavaScript kalba galime susipažinti palaipsniui ir naudoti panašų metodą, kaip ir kurdami kodą su blokeliais. Kaip matote, čia taip pat yra panašios funkcijos, kurias nutempus į darbalaukį matysime jų kodo išraišką. Pavyzdžiui, variables leidžia įvesti kintamuosius, functions atlikti konkrečią užduotį, conditions sukurti sąlygas kompiuterio sprendimams, o loops pakartoti kodo dalį tam tikrą skaičių kartų arba kol bus įvykdyta sąlyga. Be abejonių, vien mokėti programavimo kalbos žodžius nepakanka. Jeigu nuvykus į Ispaniją pavyks restorano padavėjo paprašyti vandens žinant tik žodį agua, tai su kompiuteriu tokia komunikacija neišdegs. Kaip ir kiekviena kalba, kompiuterių kalba turi taisyklės ir struktūras, kurias programuotojai privalo suprasti ir taikyti efektyvaus kodo kūrimui. Susipažinkime su svarbiausiamis. Kintamųjų pavadinimai paprastai pradedami mažąja raide. Jei kintamasis sudarytas iš kelių žodžių, jie rašomi kartu, o kiekvieno naujo žodžio pirmoji raidė bus didžioji. Be to, tarp žodžių negalima naudoti tarpų ar kitų specialių simbolių. Leidžiamos tik raidės, skaičiai ir apatinis brūkšnelis. JavaScript yra jautrus didžiosioms ir mažosioms raidėms, tad tuos pačius žodžius laikys skirtingais kintamaisiais. Prieš naudojant kintamąjį, pradžioje rašomi žodžiai let, const arba var, priklausomai nuo komandos. Norint į kodą įtraukti tekstinius duomenis, juos reikia apgaubti kabutėmis. Kokias kabutės naudosite, viengubas ar dvigubas, nėra svarbu, tačiau tekstą turite pradėti ir baigti tą pačią kabutę. Komentavimas yra labai svarbus programavime, nes jis padeda tiek pačiam programuotojui, tiek kitiems suprasti kodo reikšmę. Komentarai neturi įtakos kodui, tačiau jie yra tarsi pastabos paaiškinančios kodą. Pavyzdžiui, vienos eilutės komentaras pradedamas dviejais pasviraisiais brūkšniais. Tuo tarpu ilgesnis nei vienos eilutės komentaras pradedamas ir užbaigiamas pasvirusiu brūkšniu ir žvaigždute. Sakinio pabaiga JavaScript'e yra žymima kabliataškiu. Nors tam tikrais atvejais jis gali būti praleistas, rekomenduojama jį naudoti po kiekvienos eilutės, kad būtų išvengta netikėtų kodo klaidų.
Tam, kad taisyklės būtų galima išvysti ir praktikoje, siūlau išbandyti projektą, kurio metu, naudojant BBC Microbit, sukursime žingsniamatį. Turbūt daugelis jūsų žingsniamatį jau išbandėte savo išmaniajame telefone ar laikrodyje. Šis veiks panašiu principu, tad mūsų užduotis – pasinaudoti vienu iš Microbit sensorių Shake, kuris yra jautrus judesiui. Sujudinant ar sukratant pagrindinę plokštę, suveiks jos vidinis akcelerometras, kuris su mūsų parašytų kodu leis Microbit kompiuteriukui identifikuoti žingsnius ir juos skaičiuoti. Taigi, pasinaudodami MakeCode platformą, sukurkime žingsniamatį kartu. Tam naudosime jau pažįstamus blokelius. Pirmas žingsnis. MakeCode darbalaukyje pamatysime du blokelius – OnStart ir Forever. Kadangi nuolatinio pasikartojimo funkcija kuriant žingsniamatį nėra aktuali, Forever blokelį galime išmesti. Antras žingsnis. Tam, kad kompiuteriukas skaičiuotų kiekvieną judesį, tai yra žingsnį, mums reikalingas kintamųjų blokas. Variables kategorijoje spaudžiame Make a Variable ir pavadiname ją Steps, tai yra žingsniai. Trečias žingsnis. Pasirinkime Set Steps to Zero blokelį ir nutempkime jį į OnStart vidurį. Tokiu būdu leidžiame kompiuteriui žinoti, kad pradinis žingsniamačio skaičius turi būti 0. Ketvirtas žingsnis. Input kategorijoje pasirinkime OnShake blokelį ir nutempkime jį į darbalaukį šalia OnStart blokelio. Taip leidžiame kompiuteriui suprasti, kad tai yra atskira komanda. Penktas žingsnis. Variables kategorijoje pasirinkime Change Steps by 1 blokelį ir įstatykime jį į ankstesnįjį. Dabar kompiuteris žinos, kad kiekvienas supurtimas prie žingsnių skaičiaus prideda vienetą. Šeštas žingsnis. Tam, kad žingsniamačio ekranėlyje matytume besikeičiančių žingsnių skaičių, Basic kategorijoje pasirinkime Show Number ir patalpinkime po ankstesniuoju bloku. Septintas žingsnis. Galiausiai Basics kategorijoje suradę Steps įkelkime jį kaip Show Number rodiklį. Štai, žingsniamatis beveik sukurtas. Jo veikimą galime pratestuoti simuliatoriaus pagalba, paspaudę Shake mygtuką. Kaip matote, kiekvienas kompiuteriuko supurtimas didina žingsnių skaičių ekranėlyje. Dabar pasižiūrėkime, kaip šis kodas atrodo JavaScript kalboje. Nors kodas nebe toks spalvingas, jame galime atsekti tuos pačius žingsnius, kuriuos suprogramavome blokelių pagalba. Kviečiu jūs sukurti tokį patį žingsniamatį ir patiems, naudojant JavaScript kalbą, o tuomet kodą perkelti į savo Microbit kompiuteriuką ir išbandyti realų žingsniamačio funkcionalumą. Taigi, mokiniai, nors esame tik pačioje programavimo kelionės pradžioje, jau dabar galime matyti, kaip tokie rodos paprasti projektai gali atgaivinti kompiuterius ir priversti juos judėti pagal duotą komandą. Tikiu, kad įgiję daugiau žinių, gebėsite išjudinti ir sudėtingesnius robotus. Iš tiesų, robotika integruoja daugelį mokomųjų disciplinų. Tam, kad priverstume robotą judėti, tampa svarbios ne tik informatikos, bet taip pat ir matematikos ir fizikos žinios. Jeigu kol kas sunku tai įsivaizduoti, realius to pavyzdžius pamatysime kitose pamokose, kai nersime dar giliau į programavimo ir robotikos pasaulį. Iki greito!